Danutė Mazuronienė, 2 suaugusių sūnų mama, 2 anūkų močiutė, vienos valdiškos įstaigos psichologė neslepia. Politika jai tolima. Sako, šeimoje ir taip 2 politikai. Be vyro Seime dar ir vyresnysis sūnus. Pakanka, kad juos rodo per televizorių. Žiūriu kritiškai labai ir netgi tai, kad išeina, aš turbūt tvarkingai atsisėdu ir žiūriu. Ir žiūriu tiesiog ir ieškau tų klaidų ir kai pareina... Kalboje ieškote ar... Visame kame ir elgesyje ir netgi kaip ir atrodyme ir elgesyje. O kas jums kliūna, labai įdomu? Kartais matai, kad gal ne taip apsirengęs, gal kartais matai, kad su rankom per daug kalba, gal kartais pastebi, kad gal šukuosena jau plaukai ataugia, ten reikėjo pakirpti ar dar kažką. Kaip nekeista, nors aš esu psichologė, aš turbūt esu labiau kategoriška negu jisai, nes aš manau, kad aš žinau, kas yra gerai, kas yra blogai, o jis lankstesnis yra. Prieš 33 metus politikos jų planuose tikrai nebuvo. Susituokę studentai po vestuvių psichologė ir architektas apsistojo Šiauliuose ir įsisuko į darbus. Didžioji politika Vilniuje jų šeimoje atsirado prieš 7 metus, su skandalais, teismais ir visiškai kitokiamis gyvenimo taisyklėmis. Turėjau biurą, darbą, finansus žymiai didesnius negu tada ir dabar, ten nebuvo jokių problemų. Bet aš iš tiesų savo užsidaviau tokių klausimų. Gerai, dabar tu padarai ten, pastatėjai, sakykime, ten 50 namų. Pastatysi 60 arba 70. Jie bus galbūt vieni geresni šiek tiek, kiti blogesni, kaip čia gyvenime seksis. Bet iš esmės tai bus tas pats. Man politika arba politiko darbas man patinka. Man patinka ir dėl tų priežasčių, dėl kurių aš sakiau. Todėl, kad iš tikrųjų aš manau, kad tu žmogus daraisi toks, daugiau žinantis, daugiau tvirtesnis, daugiau ir visas tas procesas, tai yra tam tikras tobulėjimas. Tai man tas yra įdomu. Tada, kai projektavo, tai atrodytų, kad visas gyvenimas buvo tik projektavimas. Kai išėjo į politiką, atrodė, kad visas gyvenimas yra tik tais politika. Ta prasme, namams to laiko kaip ir norėtųsi daugiau. Bet aš turbūt irgi vėlgi iš to, turbūt pripranti, man rodos, kaip čia kiekvienas žmogus gyvenam savo gyvenimą. Ir kaip pasako, ar tau sunku, ar tu daugiau, aš net nežinau, tai yra mano gyvenimas. Man tai gerai, aš irgi kažkaip išmokau taip gyventi ir, aš tiesiog turbūt net ir nesakau, ar tu ten turi pareiti 5. Aš neįsivaizduoju tokio dalyko, kad mano vyras gali pareiti 5 valandą namuose, sėdėti ir būti. Tai aš tik vienintelį, kad sakau, pamiegok, pailsėk, kad sveikatos nepritrūksi. Panašu, kad nuo šiol ištvermės prireiks dar daugiau ir ne tik jos vyrui. Gali būti, kad jau vasarą jai pačiai teks susitaikyti su naujomis pareigomis prezidento žmonos, o nuo rytojaus visą mėnesį rinkimų kampanijos dalyvės. Bendradarbiai kolegos kartais pajuokauja, klausyk, tu jau pasirūpink, bet toj vietoje aš irgi labai rezervuotai galvoju, gal kažkaip išplauksim. Tai vežiosimės, kai tik tai vežiosimės ir žmoną, ir vaikus, ir anūkus, visus vežiosimės, jokių problemų nėra. O jūs jau klausėt, ar jinai važiuos? Kaip? O jūs jau klausėt, ar jinai važiuos? Mes pasitarsim ir nuspręsim, kad važiuoti reikia. Kadangi žinau jų partijos tą situaciją, tai buvo realu. Ir aš taip atvirai pagalvojusi ir pagalvodavau, gal kaip nors šonų praslysim, gal kažkaip, kadangi iš to, kad nereikės, ar kažkaip galima truputuką į kitą šoną, bet atsitiko taip, kaip atsitiko. Taip mintyse ir, aš suprantu, tai jų komandos žaidimas, o čia arba prisitaikai, kito kelio nebuvo tiesiog. Partija, tas skandalingai į šeimą įsisukęs Viesulas prieš 4 metus jai buvo pasidaręs beveik nepakeliamas. Jie siekia vienintelio dalyko – išsaugot tą sistemą, kuri dabar yra, išsaugot visą korumpuotą, sudėliotą voratinklį, kuriame jiem gyventi yra gerai. Yra tas toks dalykas ir tiesiog, jeigu eini ir kurgi ir vėlgi va šitaip, tai yra maždaug
paksistai ir ypač tai tas buvo labai akivaizdu, kai buvo ir ta apkalta ir vėlgi ir tas toks maždaug, kaip eina raupsuoti, kaip ne kažkokie tai nepilnaverčiai žmonės. Čia jau šičia buvo tai padaryta ir suformuota, kad čia paksistai, tai nieko, bet taip čia nesilpnapročiai ir ten vėlgi kažkokie, tai jeigu taip. Kviečiu Valentiną Mazulionį! Būdami kartu mes laimėsim ateinančius Seimo rinkimus. Ačiū! Tas laikas, kai atrodė, kad man per sunku būti tarp žmonių, žmonės nesako, bet esi jauti girdėjai ir kažkaip norisi pačiam truputuką pasišalinti. Čia šūkė Bengelis vadina įmąjį. Dar net ir 16 metų balsuoti. Tai aš būčiau pati greičiau pasišalinus iš to aktyvaus gyvenimo, nors aš neturiu tokio aktyvaus, einu tik į darbą. Tvarkingai dirbu 8 valandas, bet aš buvau linkus pati pasišalinti. Bet kad pasakyti, išeik iš politikos, tu to nedaryk ir tu dabar maždaug, čia mūsų visus žlugdai, ne, man tokios minties nebuvo. Kaip aš visą laiką galvoju, gal svarbiausia būti, mokėti būti, net nedalyvauti, bet tas buvimas, kur reikia patylėti, kur reikia pašnekėti ir būti taip, kad tu savo buvimu gali padėti, gali trukdyti. Namai tai yra visiems, aš manau, namai yra tam tikras, kaip jūroje uostas. Namai tai yra ir susikaupimas, namai tai yra ir ramybė, nusiraminimas, namai tai yra ir džiaugsmas, ir kas tik tai nori, ir visi tie dalykai. Tai, manau, yra vienas dalykas, kad jeigu turi namus, jeigu turi mylinčią žmoną, tai jau yra didžiulė pagalba, pati pagrindinė. Labai gerai, kad yra žmona, vaikai, nes ne visi kandidatai tokį brangų turtą turi.